magistro studijas darnių ir energetiškai efektyvių pastatų stojau iškart po bakalauro. Iš tiesų bakalauro jau 3. kurse dirbau pagal specialybę inžinerinių sistemų projektavimo ir montavimo įmonėje, tai teko padirbėti ir projektuoti šildymą, vėdinimą, oro kondicionavimą ir statybų aikšteliai, padėti darbų vadovams spręsti kylančius klausimus, tai turėjau susidariusi vaizdą, kaip tas darbas atrodo, bet nebuvau įsitikinusi, kad tai yra būtent tai, ką aš norėčiau veikti. Tai iš tikrųjų magistrą stojau ieškodama kitos su statyba susijusios srities, kuri galbūt labiau domintų. Tai taip ir įstojau. Iš tikrųjų, prašymą įstoti paskutinę naktį, man atrodo, užpildžiau. Tai taip kažkiek delsiau, bet vis tiek patenkinta esu savo sprendimu. Rašydama magistro baigiamąjį darbą, sulaukiau pasiūlymo pasišnekėti dėl darbo į IT Lietuva. Ir taip susidėliojo, kad nuo 2019 metų aš jau čia dirbu. Ir šiuo metu esu atsakinga už CO2 emisijų skaičiavimus mūsų vystomiem projektam ir taip pat dirbu su kitomis tvarumo temomis įmonėje. Tikėjau dar ieškot tos srities, kuri mane tikrai domintų ir su kuo aš norėčiau dirbti, nes vis tiek pagalvoju, tai tas darbas turi tau patikti. Tai jeigu ieškai dar savęs ir nesi atradęs srities dominančios, tai aišku, jeigu susiję tai su statyba, tai tada tikrai labai verta. Ką davė magistro studijos, tai vieni iš esminių dalykų, tai laiko planavimas tikrai, nes tu ir dirbi ir mokaisi. Mokėti apdoroti didelius srautus informacijos, nes ypač tvarumo srity tos informacijos naujos atsiranda, nežinau, kiekvieną dieną. Ir tu turi domėtis, atsirinkti, kas aktualu, kas yra svarbu tau, tavo darbe. Magistro studijos, man asmeniškai buvo gal net lengvesnės už bakalauro studijas, nes arba išmoksti planuoti tą laiką, tai manau, kad dėl to, nes tu be mėgių naktų tikrai nebuvo, taip kaip bakalaure teko. Darbdavys turėtų skatinti ir palaikyti darbuotojus, nes, aišku, pirmiausia, tai yra nauda pačiam darbuotojui, bet tas darbuotojas atneš naudą įmoniai. Tai manau, kad darbdavys turi palaikyti ir jeigu jis nepalaiko, vadinasi, tai nėra tas darbdavys, kuriam tu turėtum dirbti. Džiaugiuosi, kad IT tikrai skatina ir palaiko ir suteikia visas sąlygas mokytis. Apskritai, ta tvarumo tema yra nuolat kintanti kaip gyvas organizmas, tai mes neturime kažkokio apibrėžto labai konkretaus scenarijaus, kaip ta darbo diena atrodys, nes, kaip sakiau, tiesiog yra didelis srautas informacijos ir daliniesi su kolegom kaip kitose šalyse, to įstatymų bazė Lietuvos irgi keičiasi, tai nuolat viskas progresuoja. Norėčiau visai pasidžiaugti, kad jau ne tik tai skaičiavimuose tas tvarumas, tačiau jau šiuo metu Piliamiestyje yra montuojamos gelžbetonio konstrukcijos, kurios išskiria apie 25% mažiau emisijų gaminant tas konstrukcijas ir tai mums leis sutaupyti apie 7 tonas emisijų. Kadangi su tvarumo tema dirbu jau apie 3-4 metus, tai jau per tuos metus matau tikrai augantį ir susidomėjimą, ir temos aktualumą, ir specialistų poreikį. Tai esam kažkada su kolegom kalbėję, kad galim palyginti su pastatų energiniu naudingumu, kad buvo laikas, kai žmonės nesuprato, kam to reikia, bet, sakykime, imkim 10 metų tarpą ir kaip viskas pasikeitė, kad tai yra kaip naujas standartas. Tai aš panašiai įsivaizduoju ir čia, kad mums tai taps labai įprasta. Ir manau, kad tai tikrai yra labai perspektyvu, nes tikrai daugėja ir reikalavimų ES ir keičiasi Lietuvos įstatyminė bazė. Tai panašu, kad kiekviena įmonė turės su tuo susidurti anksčiau ar vėliau.